Nu tai labukas. Pradedu video blogą iš Gran Canarijos. Pirma oficiali diena, nes vakar ryte atvykom, įsikūrėm ir šiandien jau buvo pirma naktis. Dabar yra 10:30, 11 valandą su Ugne minam maždaug 2 valandas. Tai turiu pusvalandį viską aprodyti, papasakot ir susiruošti. Tai, žodžiu, ruošiamės kartu. Vakar turėjom pirmąjį raidą, kadangi nusileidom labai anksti. Čia į ką? SPF-as, be šansų. Tai vakar nusileidom 8 ryto, apie 9 iš oro uosto išvykom. Eimantas Gudiškis mus pasiėmė, atsivežė pas juos į apartamentus, dėl to, nes mes tik tais 4 valandą galėjom įsičekinti, tai realiai nuo 9 iki 4 turėjom kažkaip prastumti laiką. Tai labai didelis ačiū Gudiškių šeimynai, kad padėjo, žodžiu, nebūti ant gatvės ir kavytę pavaišino ir pravežė treniruotėje, parodė vietas ir po raido makaronais pamaitino ir padėjo daiktus nusivežti, žodžiu, į apartamentus. Žodžiu, tikrai labai pagelbėjo, tai fainai, kad yra čia lietuvių ir galima ir kartu pamint ir pagelbėja ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Tai šiandieną sekmadienis, norėčiau sakyti, long raidas. Kaip čia, jeigu Lietuvoje būčiau, tai manau, kad 2 jau būtų long raidas, bet kaip čia, tai tas raidas toks gana trumpas, sakyčiau. Tai susiruošim ir varysim. Šiandien ryte realiai tiesiog pavalgėm. Aš dar spėjau biškį ant saulės pagulėti, pasideginti, nors šitą ryte, aišku, saulė nėra kažkokia labai stipri. Nežinau, ar matosi per kamerą, bet nors ir tepuosi SPF, bet pirmus įdegio žymės jau po vieną raidą yra. Tai, žodžiu, grįšim juodi. Vakar dar turėjom tokią, nežinau, juokingą gal situaciją. Tai vakare reikėjo dar varyti maisto nusipirkti, nes sekmadienį kažkokios didesnės parduotuvės, kaip sakė, Gudiškiai nedirba. Tai susidėjom visus daiktus, atsivežėm, įsikūrėm ir varėm su dviračiais, su kuprinėm, su maišais iki parduotuvės. Taip, kokius sakinius simt. Minu dabar, tai yra myniu vakar pirmą kartą su Oakley Meta Vanguard akiniais. Tai jie, žodžiu, ir filmuoja, ir fotkina, ir dar, žodžiu, muzikos galima per juos klausytis. Žodžiu, daug dalykų daro žiauriai kieti akiniai. Labai patinka. Tik tais tiek, kad auselės taip lipa ant ausų ir biški ausis taip į išorę, nežinau, stumia. Tai į labai ilgą raidą jaučiu, neimčiau, nebūtų labai patogu. Tai žodžiu, važiavom į parduotuvę ir kažkaip, aišku, nepasižiūrėjom. Pasižiūrėjom, kur važiuot, bet per Google Mapsus neįvertini ten atstumo, sukilimo. Tai blembai tokį kalniuką stačiaką užkilom, tai buvo antra mini treniruotė. Tai sakėm, kad kitą kartą, jeigu su dviračiais varysim, tai gal važiuosim į kitą parduotuvę, o ne į tą. Bet jo, fani. Keliaujam toliau. Galiu padaryti namų turą. Tai va, miegamasis. Čia yra dušas, tualetas. Lekiam žemyn. Čia Tomo rezidencija. Lova, virtuvytė, svetainė.
Čia irgi tūlikas ir skalbenkė. Ir turim tokią terasėlę. Štai taip. Sakyčiau paprastai, bet neprastai. Kiek aš čia dar turiu laiko? 20 minučių. Gerai. Šokam į batukus, apranga komandos. Ir dar apie apartamentus. Tai čia gyvensim 2 savaitės. Ir 2 savaitės kainavo 1500 eurų. Tai, kad įsivaizduot tokias kainas Gran Canarijai, nežinau, kaip jums atrodo, galit komentaruose parašyti brangu ar ne. Man tai įspūdis buvo, kad žiauriai brangu, lyginant ir su Tenerife lyginant, ir manau, kad Ispanijoje žemynė daug pigiau. Tai pagrindinis iššūkis su Gran Canarija, manau, yra būtent apgyvendinimo kainos, nes čia sezonas, daug žmonių visi nori pabūt, pagyvent. Tai žodžiu 2 savaitės 1500 ir dar kituose apartamentuose, kur su Daiva būsim, ten irgi, man atrodo, apie 1500. Tai aišku, nesigauna ne žmogui 3000 per mėnesį, bet aš pirmą, kai planavau važiuoti Gran Canariją, tai pirmą, ne tai, kad planavau vieną varyti, bet Jonas neplanavo ir galvojau, nežinau, ar čia rasiu su kuo būt. Tai buvau pasiruošus mokėti 1500, bet aišku, čia nesąmonė, visiškai neadekvatu. Tai gavosi, kadangi mes 3 būsim beveik tas 2 savaitės, tai gavosi maždaug po 500, šiek tiek daugiau. Ir kai būsim dar 2 savaitės, tai gausis apie 700 su viršu, manau. Tai gausis, žodžiu, daugiau nei 1000 eurų mėnesiui gyventi Gran Canarijai. Tai kadangi čia trumpalaikė nuoma, tai tokios ir kainos. Einam darytis gėrimų ir maistą susiplanuoti, ką pasiimti. Tai manau, kad reikia imti 2 gertuvės po 500, minsim 2 valandas. Realiai kitų šiaip gertuvių neturiu. Turiu dar vieną šitą biškį didesnę, bet kol kas užteks šitų 2. Reikia pasiskaičiuoti, kiek čia tų angliavandenių dar reikia. Pilu iš krano, šiaip sako, kad gert galima, tik jisai turi biškį tokį poskonį. Tai jeigu gert vieną vandenį, aš negerčiau jo, bet kai su elektrolitais ir su angliavandeniais, tai zin. Numirsi, tai numirsi, ką jau padarysi. Tai žodžiu, į vieną dedam. Pas mus beje čia papildų yra sočiai. Čia visokie vitaminai, elektrolitų, geliukų, žodžiu, butsa dar atsivežė Tomas. Chemijos per akis. Aš galvoju, jaučiu, tiesiog dedu po tabletę elektrolitų. Nedėsiu čia dar karpsų, lengvai treniruotę. Ir atrodytų per treniruotę nesąmonę geliukus naudoti ir vartoti, ir brangu, ir ką žinau, ar nei skanu, nei patogu, bet kadangi aš jų tiek daug prisivežiau, tai galvoju, pasimsiu guminukų. Čia yra kem 9 gramų, tai valandai užteks. Dabar tik prisiminiau, kad į tokį maišiuką geležį susidėjau, geležies papildus. Prisiminiau, kad neišgėriau. Kadangi lengvas raidas, tai 1 valandai šitokį. Pasimsiu dar
Aš nemanau, kad aš tiek išgersiu, bet pasimsiu 2 geliukus. Vienam čia yra 3 gramų. Nu, tai 100 gramų per 2 geliukus. Pasimsiu 2, beveik garantuoju, kad nesuvartosiu abiejų, nes gal ir sustosim vis tiek kažkur kažką užkast. Dar ką noriu pasakyti, kad kaip kam, kaip pažiūrėsi, bet manau, kad šiaip nėra pigios tokios kelionės ir ne visi turi galimybių, nežinau, ar imti atostogas, ar dirbti iš namų ilgesnį laiką. Bet noriu pasakyti, kad blemba, dabar Lietuvoje, tai nežinau, naktį minus 30 beveik, dieną irgi belia kaip šalta, ten minus 15 ir panašiai. Tai taip yra gera būti čia, net jeigu ir nebūtų tokios temperatūros Lietuvoje, bet ant kiek aš esu dėkinga, kad aš galiu būti čia, kad aš galiu leisti savo ir treniruotis, ir sportuoti, ir, nežinau, laiką leisti, išvažiuoti tiesiog. Palaukit. Outfit check. Nelabai matau, bet bus gerai. Tai žiauriai faina, kad galiu savo taip leisti ir žinau tikrai, kad ne visi gali. Ir aš pati seniau negalėdavau. Tai tiesiog daug labai dėkingumo. Šį kartą mini improvementas, filmuoju su mikrofonu. Žiauriai šiaip gerai, čia filmuoju su DJI kamera. Tai žiauriai faina, kadangi turiu ir mikrofoniuką, tai kad jie susijungia ir galima turėti, tikiuosi, geros kokybės garsą. Paragaujam, koks skonis elektrolitų su vandeniu iš krano. Amazing. Amazing. Šiaip galiu pasakyti, kad yra žiauriai karšta. Ant saulės taip kosmosas. Reikia susinchronizuoti Garminą, įsidėti maršrutą. Ta prasme, pabuvau ant saulės, kiek čia minutė, žiauriai karšta, eik tu sau, ta prasme, prakaitas varva. Maršrutas 5 kilometrų. 5 kilometrų, realiai nežinau, ar čia matysis per šitą kamerą, bet toksai pakilimas. Kilsim 600 metrų į viršų. Gran Canarijos standartais tai čia visiškai nieko nėra. Toks vaizdas, nežinau. Turiu 1,5 minutės iki susitarimo laiko su Ugne. Važiuojam. Visiškai idealiai. Tai jūsų čia kažkur tada? Jo. Ten? Sekmadienį turgus. O, geras. Tada valgiu, ispaniškai. Kaip kainikės? Ai, viskas, žinok, yra. Ir aš pamatyti lietuviškų vadinamų, šitų žmonės savo atmė. Įdomesnis.
grįžau po raido, pramynėm sūknę porą valandų, sustojom ledų, kavuko, dabar likusi dienos dalis atrodys maždaug taip. Kas dar labai svarbu šiandien grįžus anksti iš raido. Nelabai gal ir matas. CXO pasaulio čempas. Ir aišku, kad mes sergam už Matthew. Galit parašyti komentaruose, už ką jūs. Trečias raidas Gran Kanarijoje. Šiandien pirmą kartą per 3 dienas minsiu viena, 2 valandas. Tai šiandien bus aukliai akinių testas. Važiuosiu su muzika ir karts nuo karto gal kažką pafilmuosiu. Tai bus galima suprast pagaliau, kiek šita baterija laiko. Tai let's go. Šiandien toksai orelis. Ryte buvo saulytės daugiau, nebuvo debesų. Bet situacija tokia, tai nieks net nesėdi, neguli prie baseino. Pasiėmiau liemenę į kišenytę. Tai tikiuosi, kad bus pakankamai sluoksnių. Ir kad nebus šalta, o dar labiau tikiuosi, kad net neprireiks. Prieš išminant dar turiu kelias minutės. Sakau, papasakosiu apie akinius. Kad vakar, 2 valandas myniau. Turėjau easy raidą ir tas 2 valandas važiavau visą laiką su muzika. Karts nuo karto dar šiek tiek pafilmuodavau. Supratau, kad geriau filmuoti yra ne ilgus kažkokius, tai neilgais intervalais, o ten po, nežinau, po minutę. Mažiau dar ir greitai įsikelia tada į telefoną ir šiaip patogu. Ir dar užvakar pasikeičiau nustatymus kokybės, tai supratau, kad blogi buvo nustatymai ir dėl to man atrodė, kad per galeriją kaip ir gerai atrodo labai vaizdas, o kai atsidarai, tarkim, per Instagramą, tai žiauriai lievai. Bet dėl to, nes buvo HD režimas. Tai dabar pasidariau 3K ir filmuoju su 3K. Tai reikia dabar parodyti, kai filmuoju. Tai va, paspaudi mygtuką ir įsijungi, arba gali pasakyti hey, meta, start recording. Tai taip irgi pradeda filmuoti. Tai galima arba žodžiu, arba paspausti mygtuką. Tik tais, jeigu labai stipriai košia vėjas, labai greitai važiuoja, tai tada ne visada sureaguoja į balsą, tai geriau tada tiesiog spaust mygtuką. Ir jo, 2 valandas klausiau non-stopų, filmavau, išvažiavau su 100% baterijos ir grįžau su PM 6 ar PM 8. Tai galiu pasakyti, kad mane tai žiauriai nustebino. Aš nesitikėjau, kad tiek ilgai laikys. Tai nežinau, manau, kad visai vertas dalykas ir ypatingai ne tik per long raidus. Jeigu atlaiko 2 valandas, ten dar su filmavimu, tai jeigu nori tiesiog muzikos klausytis ten 4 valandas, tai irgi manau, kad turėtų visai atlaikyti. Tai va, o šiandien 4 diena, 4 raidas, šiaip turėjo būti poilsis šiandien, bet Ugnė pasiūlė praminti ratuką naują tokį, kurio dar nebandžiau, tai suderinus su treneriu ir gavus leidimą varau prasimint, prasijudint ir šiandien atvažiuoja Jonas, skrenda dabar, tai turėsim 3 apartamentų gyventoją. Tai va, važiuojam.
Gaudo orą. Geras. Vau. Well. Look what we have here. Look who is back after 11 years. O, Ne, no, 9 years, 9. prieš 9 metus čia buvai. Yes. Yes, I will speak in English now. Gerai, kad ne in Spanish. Hello. 5 dienužė iš Gran Canarijos. Šiandien diena tokia, nežinau, lengva, paprasta. Tai pagal planą šiandien tik tai žymas buvo, tai ryte jau išbandyti sporto salės. Gaila, nieko nenufilmavau, bet nelabai ten ir yra ką pamatyti tikriausiai. Buvo pirma diena, kai darau naują sporto programą, tai šiek tiek mažesni svoriai nei buvo iki šitos stovyklos ir dar truputį papildomų pratimų. Tai va, šiaip toks rytas keistas, nes kažkaip gal kai naujoje salėje visada būna trupučiuką nejauku, neįprasta, aš tokia išsiblaškius visą buvau, ten daug neradau dalykų, ko man ten reikėjo, klausinėjau vis. Tai, bet pasportavau, kažkaip sunku irgi buvo, atrodo, nieko čia nepraėjo nuo paskutinio karto, kai salėje buvau, visada einu 2 kartus per savaitę ir neskipinau dar nei karto. Bet tai paskutinį kartą, šiandien trečiadienis, tai paskutinį kartą buvau penktadienį. Tai taip ir svoriai kažkaip sunkiai jautėsi ir nebuvo, nei motyvacijos, nei noro, gal dėl to, kad šviečia saulė ir šilta ir tokiu oru nelabai gal nori susėdėti toj sporto salėje. Tai va, tai kadangi dviračio nėra, tik tais žymas, tai viskas anksti buvo padaryta. Dabar likusią dieną tai prie kompo, tai prie baseino, tai pasiteginti, tai padirbti. Kažkaip dar čia trečia diena darbo diena, tai nėra labai lengva kažkaip įsivažiuoti ir į tuos darbus, kai taip karšta ir kai ta saulė taip kviečia į lauką. Aš pusę ryto ten bandau pradirbti lauke, kai dar žiauriai nekaitina, paskui jau lendu į vidų, bet ir tai jau sakau, nekaitina, gal nesimato. Bet žodžiu, ryte nudegiau šiek tiek. Tai jo, šiandien kažkokių planų nebėra, pasibaigti darbus, pabaigti bėgimo planus rašyti. Ir viskas. Vakar apsišopinom, nes turėjom mašiną dar. Šiandien išvažiavo Jonas su Tomu su mašina, susipakavę dviračius į nuomos punktą, atidavė mašiną ir dabar važiuoja link namų.
ir per kažkokį prailgintą maršrutą. Ir viskas. Tai nežinau, iš šiandien tikriausiai tiek. Rytoj ketvirtadienis, meniu sporto tik 1,5 valandos su dviračiu. Tokia irgi gana trumpa dienelė. Matysim, kaip bus toliau. Tai tikriausiai pasimatysim rytoj.